Čikagoje, mieste, kuriame atrodo gali pamatyti ir patirti visą pasaulį, tiek įvairių bendruomenių čia susikūrė savo namus, įsispaudę ir Lietuvos liuteronų diasporos pėdsakai. Jų ieškome drauge su vienos iš 2 Čikagoje gyvuojančių išeivijos liuteronų bendruomenių Ziono parapijos klebonu, kunigu rašytoju Valdu Aušra. Apvažiuosime buvusias vietas, kur buvo liuteronų bažnyčios. Pirmiausia, važiuojame į Market Parką. Privažiuosim prie pastatų, kur buvo Tėviškės parapija, iki kol jį išsikraustė. O paskui nuvažiuosime, kur mūsų parapija prasidėjo. Buvęs Tėviškės parapijos pastatas yra. O matos turbūt ten ta data, kada jisai buvo pastatytas 1925 metais. Čia buvo sinagoga. Istoriškai reiškia. Istoriškai čia buvo statyta kaip sinagoga. Tie kryžiaus ženklai buvo vėliau užstatyti. Čia buvo menora. Ir matai tas, o šventraštis, tai čia yra kaip Biblija, šventas raštas, ane, ir visiems. Taip. Paskui tą sinagogą mes pravažiavome čia taip pat už pusės. Kitame bloke yra palei gatvę stovi. O čia pats šitas rajonas vadinasi Market Parkas. Market Parkas, taip, ir čia matosi, čia pats parkas, čia, tenais toliau, galėsim pravažiuoti pro katalikų bažnyčią. O šiaip čia istoriškai buvo lietuvių tokia susitelkimo vieta, čia jie gyveno, taip? Taip, čia visur bažnyčios dar bankelis, ten kur, man atrodo, po šiai dienai dar galim susikalbėti lietuviškai. Eidavo gatvetų, dėl restoranų buvo, restoranai ar 6 ar kiek ten buvo, lietuviški restoranai buvo 6. Aš dar atsimenu, kai pirmą kartą atvažiavau apsilankyti 91 metų rugsėjo mėnesį Market Parke. Viskas buvo dar lietuviškai. Viskas dar. Bet jau jie buvo pradėję kraustytis į tuos priemiesčius tolimesnius, į Lemontą, kur tenais, nes Pasaulio lietuvių centras, kur dabar yra, ten buvo katalikų seminarija nupirkta 1984 metais. Ir tada jau po truputėlį ten ta trauka prasidėjo, o čia dar buvo dar giliai, dar yra Seklyčia, tokių vyresniųjų socialinės rūpybos centras yra, dar čia tebėra. Čiagi buvo ir tas Margutis radijos stotis, nebėra jau. Čia leidžiamas Pensininkas žurnalas irgi yra. O draugas dabartinis? Draugas truputėlį toliau. Marijonų centre irgi, bet jau lygtai žada irgi kelti ar ką tenais, bet jie vis dar gyvuoja, draugų laikraštis. Pirmieji atvykėliai iš Lietuvos Čikagoje apsigyveno XIX amžiaus pabaigoje. Tuomet iš Rusijos imperijos okupuotos Lietuvos į Ameriką keliavo tarnybos caro kariuomenėje norėję išvengti ir užsidirbti troškę lietuviai. Atvykę į vėjų miestų vadinamą Čikagą, jie kūrėsi pietvakarinėje miesto dalyje, Bridgeporte ir Darbininkų rajonuose prie didžiulių mėsos perdirbimo įmonių, dėl kurių Čikaga tapo Amerikos mėsos pramonės centru ir pagarsėjo kaip pasaulinė kiaulių skerdykla. Pirmasis rajonas buvo Bridgeportas ir Pilzenas ir Bridgeportas. Tenais ir Lituanikos, ir Ramovė, reiškia Lituanikos gatvė, buvo tenais daug, ir restoranų buvo ir viskas tai. Ta istorija apie Bridgeporto lietuvius tai skaitosi, kažkur tai aptikau, kad skaitos pirmasis lietuviškas rajonas, nes tą rajoną ten palei upę, Bridgeport, reiškia tai tilto uostas. Palei Čikagos upę prie tilto buvo turgus, į kurį pirkti maisto produktų atvažiuodavo Čikagos gyventojai, nes Čikaga tokia
pradžioj tik mažytė buvo palyginus, Taip. ne? O prie to turgaus buvo knaipė, kurią pagal legendą įkūrė Tilžės lietuvis Hansas Portas. Aha, šitai. Tilžės lietuvis. Tilžės lietuvis. Ir tai buvo tokia kaip ir trauka. Buvo trauka, tai skerdyklos čia pat esančios. Čia buvo pirmieji darbai, būtent skerdyklos, ar ne? Taip, Dėl to didieji darbai, kurias atvarydavo karves ir galvijus iš čia, o čia buvo jau pradėtas kurti transporto mazgas, geležinkelio transporto mazgas. Jūs važiuojat, matote, kiek čia daug tų geležinkelių. Ir paskui viską galvys iki rytinės pakrantės nenuginsi. Jau iki čia atvaryti būdavo reikalo. Ne? Ir tiesiog yra dar viena gatvė, kur matosi, reiškia, palikta kaip istoriškai, kaip ta galvijų gynimo, reiškia. Ir paskui tas skerdyklas ir jos apdorodavo tą mėsą. Ir lietuviai labai traukia. Ir lenkai, lietuviai, airiai, italai, nuo žemės visi, kurie, Lietuvoje iš tuometinės dar Rusijos, carinės Rusijos, kai buvo panaikinta baudžiava, tai pradžio važiavo į Pensilvaniją anglių kasyklas ir ta pati Kolinsvilė irgi anglių kasyklos buvo, o čia jau jie žinojo, ką jie daro. Jie žinojo, kaip paskersti. Gal ne taip masiškai, žinoma, jie skerdavo, bet jiems tas buvo žinomas ir buvo didesnė trauka ir dėl to suvažiavo. Kiemuose buvo 250 mylių bėgių. Kasdien jais atveždavo apie 10 000 galvijų, tiek pat kiaulių ir perpus tiek avių. Kasmet apie 8 ar 10 milijonų gyvų būtybių, kurios virsdavo maistu. Skerdykloje galėjai stebėti lėtai slenkančią 100 jardų ilgio kiaulių skerdenų vorą. Kas jardą po žmogų. Jie dirbo lyg genami šėtono. Taip niūrią ir mirtinai pavojingą lietuvių, lenkų ir kitų tautybių imigrantų kasdienybę Čikagos mėsos skerdyklose romane Džiunglės aprašė amerikiečių žurnalistas ir rašytojas Uptonas Sinclairas. Knygos centre dramatiška iš Lietuvos užsidirbti atvykusių Jurgio Rutkaus ir Onos Lukošaitės istorija, atskleidžianti, kiek apgaulės ir pavojų tykojo Amerikos svajonę atsivijusių migrantų. Pirmasis toksai atžymėjimas istorinis, kad čia buvo lietuviai liuteronai, istoriškai galima atsekti 1899 metais, buvo įsikūrę lietuvių liuteronų vyrų šalpos draugija. Jie rinkdavo po 10 centų per mėnesį mokestį ir jų tikslas buvo padoriai, krikščioniškai palaidoti savo narius. Aha. Tai buvo problema. Tai matyt, dėl ko jiems susikūrė. Bet jie susipratę buvo, kad jie yra lietuviai. Jie susipratę buvo, kad jie yra liuteronai. Taip. Ir susipratę buvo tiek, kad reikia savo narius, savo žmonėms pagelbėti ir padorus krikščioniškas palaidojimas. Tai buvo problema, atsakas į tą problemą. Taip. Mano tokia išvada, kaip sakant, asmeninė, reiškia tokia išvada, kad tie žmonės skerdė tos gyvūnus ir kaip tie gyvūnai ir, atsiprašant, dviesi jie. Juos pastumdavo į šalį. Ir niekas nekreipė dėmesio. Market Parkas, vietinių gyventojų vadinamas čia esančio parko vardu, dar žinomas kaip Čikagos pieva, Chicago Lawn, vienas tų miesto pietvakarių dalies rajonų, kuriuose 20-ojo amžiaus 3-ajame dešimtmetyje kūrėsi lietuvių, vokiečių, lenkų ir airių bendruomenės. Nors šiandien Market Parke lietuvių beveik nebelikę,
o rajone kūrėsi kitos diasporos, lietuvių pėdsakų čia rasite kiekvienoje gatvėje. O čia buvo seserų Kazimieriečių įsteigta gimnazija mergaitėms. Čia yra Švento Kryžiaus ligoninė, kurią įsteigė irgi seseris Kazimierietės. Tai va, čia didžiuliai tokie, aš suksiu į kairę ir va matosi bokštas, tai čia yra Market Parko, reiškia čia Nativity, kaip Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo parapija katalikų. Mišios vyksta. Pačios Mika. Mes esam Market Parko nekalto Mergelės Marijos prasidėjimo bažnyčios mašinų stovėjimo aikštelėje. Prieš mūsų akis čia yra jų mokykla ir salė ir senoji bažnyčia čia integruota 28 metais, o už mūsų jau lietuvių vėliau pastatyta pokaryje architekto Muloko pastatyta bažnyčia ir lietuviai dailininkai Jonynas, Vytautas Jonynas, kas ten darė, ir darė tos vitražus ir darė puošybą visos bažnyčios. Labai graži bažnyčia, čia yra mūsų gražiausia bažnyčia likusi. Buvo daug daugiau. Tarpukariai ir, reiškia, taip pat po Antro pasaulinio karo Čikagoje ir apylinkėse buvo iš viso, ir tuose priemiesčiuose buvo 19 lietuviškų bažnyčių. Įskaitant liuteronų ir reformatų, tai buvo 19, o katalikų, žinoma, didžioji dauguma. Tiesa, buvo dar ir baptistų, čia lietuvių baptistų. Čia pamaldos vyksta. Lietuviškai ir angliškai rytais vyksta, bet ir lietuviškai ir aptarnauja du kunigai. Vienas klebonas, o kitas apvažiuoja ir dar kitas lietuviškas. Tas, kur buvo anksčiau lietuviškos, bet dar turi lietuviškas mišias. Ir čia būna ir ekumeninės pamaldos. Taip. Mes susibūrėm kažkokiems ekumeniniams renginiams ir esu kelis kartus čia ir pamokslą sakęs ekumeninėse pamaldose. Mes labai gražiai subendraujame su kunigais. Keliaudami po lietuviškąją Čikagą užsukame į vieną svarbiausių išeivijos kultūros židinių – Lietuvių jaunimo centrą, Lietuvos jėzuitų iniciatyva įkurta 20-ojo amžiaus 6-ajame dešimtmetyje. Prieš 3 metus jėzuitų čia Čikagoje, kaip sakant, nebeliko. Tai mes dabar esam savininkai, jie priklauso lietuvių bendruomeniai, Čikagos lietuvių bendruomeniai ir mes ją prižiūrim. Yra didžioji salė, mažoji salė, Čiurlionio galerija ir kavinė. Ir dabar čia šitoj daly yra buvęs vienuolynas, koplyčia. Ir šiuo laiku atremontuojam, nes 20 metų jėzuitai jo neprižiūrėjo ir, kaip sakant, pastatas pradėjo griūti iš vidaus. Tai mes dabar greitai vesiu jūs parodyti. Gerai. Prieš 2 metus mes čia atremontavom šitą priangį. Čia buvo siena, ją nugriovėm, viską pergrįžėm šviesiom spalvom ir, kaip sakant, daug šviesiau pasidarė ir nuo čia tie remontai prasidėjo. Praeitą vasarą atremontavom kavinę, ten, kaip sakant, vyksta susirinkimai, šiandien vyksta JAV lietuvių bendruomenės Vidurio vakarų apygardos metinis suvažiavimas. Čia dabar yra dabartinė ta dalis, kur buvo vienuolyno ir jėzuitų prieglaudoj. Mes dabar atremontavom, viskas yra čia atnaujinta ir čia Lino Šmulkščio šeima dovanojo, paaukojo jaunimo centrui 13 vitražų. Jo tėvas pirkdavo senus vitražus, antikvarinius vitražus ir į juos inkorporuodavo lietuviškas temas. Tai didžiausias yra, aš manau, spėjau 104 pėdų ar 5 pėdų, vidury yra vytis. Tai mes dabar, kaip sakant, 13 jų turim ir dabar ieškom, kur juos pakabinti, kad jie visi galėtų jais džiaugtis.
Tai čia, žodžiu, kaupėte visus tokius svarbius istorinius... Mes tą bandom, nes mes esam Čikagoje vienintelis lietuvių kultūrinis centras. Lietuvių architektų suplanuotas, lietuvių aukomis pastatytas lietuviškas Čikagos lietuvių kultūrinis centras. Tai mes dabar kaip taryba apsėmėm savo pareigą, kad išsaugoti kiek tik galime tos lietuviškos istorijos čia Amerikoje. Čia pradėjom po biskį kabinti Lietuvos žemėlapiai seni, verpstės, prašom įrodyti. O čia buvo biblioteka, ne? Čia buvo jėzuitų skaitymo kambarys, ir mes dabar pavirtėm čia kaip po mūsų posėdžių kambarį. Ir po biskį jau pradėjom kabinti Šmukščių šeimos aukas. Tie šviesos, tie, kaip sakant, paveikslai, tas himnas, ten irgi rankom išdrožtas, iš Vokietijos parvežtas. Vitražuose pavaizduota kiekviena jėzuitų misija aplink pasaulį. Tai Vilnius, Kaunas, Krazių, Čikagos, Montrealio ir Montevideo, Urugvajoje. Čia išsukame, vat miesto centras čia matosi iškart puikiai, ne? O čia išsukam 31 gatvę ir privažiuosim tą bažnyčią, kur prasidėjo mūsų parapija. Kur lietuviai liuteronai su vokiečiais liuteronais kartu meldėsi, kol išsikraustė 1915 metais iš šito pastato. Parapija įkurta oficialiai 1910 metais. Tu tą pagrieb, tenais tą užrašą. Tai va, čia nuo 3 metų vykdavo lietuviškai pamaldos vieną kartą į mėnesį, kiek mes žinome. Kunigas Martynas Keturakaitis atvažiuodavo, laikydavo pamaldas. Dar kai mūsų šimtmetis buvo, dar čia parapija veikė. Liuteronų parapija, buvo Elkos jau parapija tuo metu. Jau seniai buvo tas. Ir jie dar veikė. Paskui buvo įkurtas toksai kaip kaiminystės, kaip kas kultūrinis centras. Tai aš žinau, mūsų toks pažįstamas Kęstutis Nakas, tai šie spektaklius darydavo. Bet ne taip seniai. O dabar jau visiškai uždarydavo ir langai apdaužyti. Labai apleistas pastatas. Šventosios Trejybės bažnyčia Bridžporto rajone 1865 metais įkūrė vokiečių liuteronų diasporą. Tai buvo pirmoji liuteronų bažnyčia pietinėje Čikagos dalyje. Deja, ši šventovė, kurioje prieš daugelį metų meldėsi ir išeivijos Ziono liuteronų parapija, ištuštėjo ir nebeveikia nuo 2023 metų. We shall judge between many peoples and shall arbitrate between... Nu, bet matai, bažnyčios bokštas yra, vat, ir kryžius yra, tai tas galbūt koksai, gal tenais trenkė žaibas ar ką nors į tą kryžių, žinai, nes matai, kryžiaus yra pat langai išdaužyti, iškrentantis langai. Jie jau nebeturėjo lėšų atsistatyti. Va, čia iš vis langų nėra, pažiūrėk. Nu, liūdnas. O, trejybės, matai, koks trejybės ženklas tenais yra? Va. Aha, matosi skliautas per išdužusį langą. Tai va. Bet buvusi graži labai bažnyčia. Čia didelė bažnyčia. Nu, ne tokia didelė kaip Market Parko, bet tai čia jau keli šimtai žmonių galėjo susėsti. Ir matos kažkoks taip, reiškia,
bendruomeninis galbūt, iš kitos pusės, kur mokykla, jie ir mokyklą turėjo, ne? Matai, tenais viskas galbūt benamiams centras paimtas, padarytas. Ar ką. Dar vienas Lietuvos liuteronų diasporos pėdsakas Čikagoje išlikęs istorinėme Pilzeno rajone, kurio pavadinimas siejamas su čia gyvenusia gausia atvykėlių iš Bohemijos, dabartinės Čekijos, diaspora. 20-ojo amžiaus pradžioje šiame darbininkų rajone apsigyveno ir lenkų, lietuvių bei kitos diasporos iš rytų ir vidurio Europos. Tai kaip čia yra. Pirmas aukštas, o kiek gatvės yra iškeliama. Ir čia kas įdomu, kodėl tai. Tie pastatai buvo pastatyti, reiškia, 1850-ais. Čia. Kai tie pastatai buvo pastatyti, jokios kanalizacijos čia nebuvo. Tai čia vanduo atvežtas, yra šičia atvestas. Tai dėl to ir ta gatvė iškilo, kėlė. O namai liko taip. O namai taip ir liko. Aha. O žiūrėk, koks tai sargas, matai, koks tai sargas. Baibukas. Nes visas pirmas aukštas yra žemiau gatvės lygio. Žiūrėk, 2-3 metrai. Ne, čia netgi 3 metrai. O, žiūrėk, koks vaizdas čia. Bokštas, kaip matosi. Šitas katalikų bažnyčios. Bet pažiūrėk, vėliavnešys koks, pažiūrėk į tą. Atsienu, su ūsais koks. Čia vėliavos laikiklis. Va, pažiūrėk, uniformuotas kaip karėlis koksai. Stebėjai, plyta yra tik nuo 2 aukšto. Apačia yra, matyt, arba ji nebuvo apdailinta kokia ir dėl to apkalta, o tai čia pagrindinis, o čia galbūt buvo nuomojama ar kam tenais. Ir įėjimas, matai, kaip padaryti tie nuo gatvės tos iškeltos, padaryti, bet čia, žiūrėk, toksai gaunas kaip privatus, pažiūrėk. Kiemelis toksai privatus. O čia yra mūsų buvusi bažnyčia. Nuo 1922 metų iki 1974 metų, tai 52 metai. 52 metai čia mūsų parapija bazavosi. O kodėl išsikraustė iš čia? Įsikėlęs jau tos priemiesčius ir kunigas Juozapaitis, jie ten rinkosi keletą variantų buvo ir galų gale išsikraustė į tą variantą, kur mūsų pastatas paskutinis yra. O kas dabar čia yra? Man rodo, baptistų bažnyčia. Bet tebėra bažnyčia. Bažnyčia, taip. Va, žiūrėk, ispaniškai. Amerikana de Iglesias Cristiana Templo Smirna. Tai reiškia kaip Smirnos, ten tai pagal Jono apreiškimą Jonui, reiškia Smirnos bažnyčia. Hi, how are you? Are you pastor here? Are you pastor here? No? Okay. Okay. Cheers! You too.